Vienu metu galime vykdyti kelis užsakymus. Tai jeigu turime kelis pardavimus, tai juos galime susidėti į vieną ir rinkti kaip vieną užsakymą. Pavyzdžiui, jeigu turime klientą, kuriam turime kelis užsakymus, jeigu tuos užsakymus renkam tam pačiam klientui, galim užsakymus susidėti į vieną ir rinkti kartu. Tai įeiname į batch rinkimo meniu ir mums atsidaro batch rinkimo meniu langas. Čia jau yra vienas pradėtas rinkimas, aš susikursiu savo naują. Spaudžiu pliusą dešinėje apačioje. Man atsidaro langas, kur turiu susiskanuoti savo sandėlio dokumentus. Tai aš turiu 2 dokumentus, kuriuos nusiskanuosiu ir pridėsiu į rinkimą. Prisiskyriau vieną dokumentą. Ir antrą dokumentą. Prisiskyręs dokumentus, spaudžiu mygtuką pradėti. Ir programa man sumeta abu užsakymus ir atsidaro prekių rinkimo langas toks pat, kaip rinkčiau vieną užsakymą. Tai jeigu išeisiu atgal, tai čia matau informaciją, matau, kad čia yra iš karto pridėti 2 skirtingi dokumentai, bet juos renku kaip vieną. Prekių sąraše taip pat matau prekes iš 2 dokumentų ir čia irgi matysiu atliktas prekes irgi iš 2 dokumentų. Tai spaudžiu tęsti. Ir tada renku prekes taip, kaip rinkčiau, lyg tai būtų vienas užsakymas. Tai atėjęs nusiskanuoju vietą, nusiskanuoju prekę, įvedu kiekį ir patvirtinu. Taip pat viršuj matome dokumento numerį, iš kurio dokumento prekę man rodo imti. Tai šiuo atveju šią prekę renku iš antro dokumento. Skanuoju prekę, skanuoju vietą, įsivedu kiekį, patvirtinu ir kita prekė vėl iš pirmo dokumento. Tvirtinu, viršuj irgi matau juostą, kokią dalį dokumento jau atlikau. Skanuoju kitą vietą, skanuoju prekę, įsivedu kiekį ir rinkimas baigtas. Tai tarp reikiamų atlikti prekių nieko nebėra, visos yra atliktos ir belieka patvirtinti rinkimą.